Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video aš jums papasakosiu, kaip daug savęs nevaržant greitai patobulinti kūno linijas, būtent po vasaros sezono. Tai viskas yra labai paprasta, ką jums reikia padaryti, tai galite nusistatyti ir iškelti tuos savo, tarkime, tikslus, ką jūs norite pasiekti per, tarkime, iki žiemos ar iki kitos vasaros. Nusistato tikslus, tada jums reikia susidėlioti planą kaip tos tikslus pasiekti. Tai reiškia, jeigu jūs norite numesti 10 kg per ateinančius 7 mėnesius, ką jums reikia padaryti? Tai galbūt jums reikia pradėti daugiau sportuoti, galbūt reikia pradėti važinėtis dviračiu, išeiti daugiau pasivaikščioti, galbūt susirašyti kažkokį sporto būrelį, o galbūt reikia pradėti planuotis mitybą. Kaip pavyzdžiui atrodytų mano, tarkime, mitybos planavimo gidas, kad aš pasiekčiau tas tarkime, aš kitaip pasakysiu. Aš noriu numesti 5 kg per ateinančius 12 mėnesių ir atrodyti puikiai kitą vasaros sezoną. Ką aš tada turėsiu padaryti, kad savęs nevaržyčiau ir vis tiek galėčiau valgyti visą maistą, neturėčiau per daug sportuoti ir tiesiog galėčiau mėgautis procesu, nes būtent toks procesas man leistų gyventi gerą gyvenimą. Tai aš tada pasiskaičiuoju, kiek man reikėjo suvartoti kalorijų. Tai reiškia, ten nueinu į kokį calories calc rytą, susivedu savo amžių, ūgį, aktyvumą taip toliau, man išmeta, kiek aš kalorijų turiu suvartoti. Tada maždaug matau, kad, gerai, svorio palaikymą aš turiu suvartoti 3000 kalorijų, tai kad reiškia svorio numesčiau, turėčiau tada suvartoti 2500 kalorijų. Ir tada, kai žinau, kad aš turiu per dieną suvalgyti 2500 kalorijų, aš galiu pasižiūrėti, kiek aš turiu baltymų suvalgyti. Tada aš padauginu savo kūno svorį iš 1,5 ir tada gaunu, kiek maždaug baltymų turiu suvalgyti per dieną, tada padauginu taip pat savo kūno svorį iš 0,5 gramo kūno kilogramų riebalų ir tada gaunu maždaug, kiek tų riebalų turiu suvalgyti mažiausiai tam, kad man tas skristų svoris ir tada likusias kalorijas išskirstu angliavandeniams. Ir jau turiu tos tokius bazinius stepsus, kaip aš artėju to savo link tikslo. Ir tada, kai aš matau, kad turiu suvalgyti x kiekį kalorijų, x kiekį maistinių medžiagų, aš tada galvoju, gerai, tai kokį aš maistą noriu valgyti, kad būtent ir gaučiau tas visas maistinės medžiagas. Ir aš tada savo galvoju, gerai, aš noriu per dieną valgyti ten varškę, jogurtą, vištieną, ryžius, riešutų sviestą, bandelę, saldainį, šokoladą, makaronų, ledų. Ir aš tada, gerai, turiu šitus produktus, dar turiu ten baltymų miltelių, tai gerai, aš išėjau ir susidarysiu mitybos planą. Susidarau mitybos planą. Ir tada man belieka sekti tą susidarytą mitybos planą tam, kad aš pasiekčiau tų rezultatų. Ir toks būtent mitybos planavimas man tada leidžia ir vakarais nueiti ten į miestą, išgerti kokį nors kokteilį. Taip pat leidžia turėti pakankamai energijos. Taip pat savęs neriboju kažkaip, tai surinku visas reikiamas medžiagas ir svoris krenta po truputį. O man tiesiog reikia laikyti sistemos. Ir tada aš matau, gerai, man būtent toks mitybos planavimas gali tapti gyvenimo būdu ir aš tada lieknėju be kančios. Tada pasižiūriu, gerai, aš jau susiplanau mitybos racioną, ką man reikia toliau padaryti, kad aš vis tiek lengvai lieknėčiau. Tai tada, gerai, man reikia galbūt įsirašyti sporto būrelį, gerai, ką aš čia labai mėgstu daryti. Man patinka lengvoji atletika, gerai, užsirašysiu lengvosios atletikos treniruotės. Paskambinau, užsirašiau, sako, 2 kartai per savaitę, gerai, nuvažiuoju. Viskas 2 kartai per savaitę, ten atlieku lengvus pratimus, nesijaučiau pavargęs, ten pabėgioju, kitą dieną ten pašokinėju ir dar kitą dieną į džimą nueinu. Viskas, puiku, gerai, kaip ir gerai, tada susirandu draugę žaidžia tinklinį ir mes su draugė dar einam pažaisti 1 kartą per savaitę tinklinį. Žiūrėkit, aš jau turiu 3 treniruotės per savaitę ir man tai nėra nuobodu ir tada galvoju, gerai, dar koks vienas galėtų būti paprastas būdas, kaip aš dar galėčiau pagreitinti savo medžiagų apygaitą. Tai mano darbas nuo mano namų yra už 1,5 kilometro, visą laiką tai darbą važiuodavau dviračiu arba mašiną ir galvoju, gerai, atsikelius čia anksčiau ir tada visą laiką kiekvieną dieną nueisiu darbą pėstute. Volia, pagreitinu savo medžiagų apygaitą irgi nieko kaip ir nepakeičiu per daug savo tam mitybos racione ar ten dienos rutinoje tam, kad vėlgi įtraukčiau šios pokyčius. Viskas labai tada man paprasta ir kaip atrodo, aš savęs tikrai nekankinsiu, būtent laikantis tokio plano. Ir tada galiausiai dar, jeigu aš noriu dar viską pagreitinti, tai nusipirku vitaminų, mineralų, omega 3 ir pagerinu savo miego kokybę. Ir lieknėju visiškai nekankinant savęs ir žinau, kad pasiekčiau šitą rezultatą, man ten reikės išlaukti 10, 20
ar ten 14 ar dar daugiau tų savaičių ir aš tiesiog seku tą susidarytą planą, kuris yra priderintas prie mano rutinos ir taip efektyviai ir lengvai lieknėju. Tai tikiuosi, kad šitas video jums atvėrė akis, kad tikrai galite lieknėti nevaržant per daug savęs ir užtenka žinoti, ką kaip daryti, turėti įsikėlus tikslus ir svarbiausia pradėti. Nepradėti nuo rytojaus, o pradėti jau nuo šiandien, tai jūs rašyti tos tikslus, ką jūs norite pasiekti ir tada išsivesti žingsnius, ką turite atlikti kiekvieną dieną, kad būtent tuos tikslus ir pasiektumėte. Tai ačiū, kad išklausėte šį video, o jeigu jums reikia asmeninės pagalbos, tai drąsiai rašykite asmeninį žinutę, pasižiūrėsime jūsų individualią situaciją ir tada sugalvosime strategiją, kaip jūs viską galite irgi efektyviai ir greit pasiekti tam, kad džiaugtumėte savo tobulų kūną. Tai iki greito, mielieji.